Kaip čia pasakyti? Suprantat, aš dar sėkiai sakau, Vytautas Landsbergis yra žmogus įdomus, unikalus, man jis yra žavus net tam tikrą prasme. Jis mane žavėdavo, kaip išeidavo, turėdamas rankose tik šešiukes, jis laimėdavo partiją prie žmonės, kurie tūzus rankose turi. Blefavo gerai. Ne, jis meistras. Bet prieš kiekvieną meistrą yra ir kitos galimybės. Viskas yra beje Leono Glinskio nufilmuota. Mes turim viską iki smulkmenų nufilmavę. Mėly klausytojai, va dabar aš įsivaizduoju, ne vienas iš jūsų piktinas, čia dar vienas atsirado, supranti, dar kažką čia plunksnas kedena, arba šventą vardą, supranti, teršia. Mylėjai mano, jeigu tik jūs norėtumėt, pas Glinskį Leoną yra viskas nufilmuota. Ir tą, ką aš kalbu, aš atsakau šito žodžiu 100%, nes yra įrodymai daugelio atveju dokumentuoti vaizdo medžiagų. Bet koks ginčas viduj sąjūdyje būdavo sprendžiamas tos politinės komisijos rėmose. Šito žmonės nematydavo. Ten vyko ginčai aršus, čia nenoriu dabar gilintis, čia atskira laida galėtų būti. Ten vykdavo aršiausi ginčai. Jeigu žmonės būtų matę, koks ten Vytautas Landsbergis būdavo, daug kas nustebtų. Beje, vis tiek, koks jis ten būdavo? Na, tikrai ne tas ramus ir visada ramiai ir pasvertai kalbantis. Visai kitoks. Visai kitoks. O tie ginčiai buvo principiniai? Principiniai. Taip, iš esmės buvo. Kaip vieną iš pavyzdžių pasakysiu. Sakykime, vasario 16 Seimas Kaune. Mes pateikėm deklaracijos projektą, kad sąjūdis galų gale paskelbė savo tikslą. Tai yra nepriklausoma valstybė. Tas pats Vytautas Landsbergis atsiveža deklaracijos projektą su lenininiais federacijos principais. Toliau, kiekvienas klausytojau dabar, kuris abejojat mano žodžiais, paimkit 88 metų atgimimą ir paimkit konstituciją, kurią paruošė sąjūdžio kita dalis, ne Kauno dalis. Kauniečiai paruošė vieną konstitucijos projektą, Vilniečiai paruošė savo projektą. Jų projekte, kurį paskui ir svarstė sąjūdžio Seimas pačiam pirmam posėdį po sąjūdžio suvažiavimų, ten yra pasakyta, mylėjai mano, Lietuvą mes kuriam TSRS sudėtyje. Kiekvienas galit paimti šitą konstituciją šiandieną ir pasižiūrėti. Ten taip preambuliai parašyta. Naujam istorijos etape Lietuva kūrė valstybę TSRS sudėtyje. Ir toliau yra 64 straipsnis, kuris sako apie naują sąjunginę sutartį. Po šitą konstituciją yra Landsbergio ir kitų parašai. Mano parašo po šitą konstituciją nėra. Ir štai buvo principinis ginčas. Mes sakom, kam jūs šitą rašot? Bent jau nutilėkit gal? Taip, jie mums sako, mes apgausim tarybų valdžią. Kaip jūs apgausit, sakau, jeigu šalia mūsų garantuotai sėdit saugumiečių pilna. Ir jie viską žino, ką jūs čia man durą stumėt tiesiog. Atvyko tokie dalykai. O mes, ta politinė komisija, užkulisyje, ginčinomės dėl sąjūdžio programos. Ir vėl, galiu pasakyti, principinis ginčas. Aš toj programai nematau jokio nepriklausomybės siekių, tai yra perestroikos planų įgyvendinimas. Aš pasiūlau įrašyti į programą, kad sąjūdžio vienas iš tikslų yra Ribbentropo-Molotovo padarinių likvidavimas. Nors tiek jau. Beje, Vytautas Landsbergis buvo kategoriškai prieš šitą frazę. Kategoriškai. Ir mes ten su juo susiėmėm pirmą kartą. Jis man pradėjo sakyti, kad tik įrašysim tą frazę. Tankai važiuoja, čia vienu žodžiu viskas burzgėva, tik pasakom. Aš jam sakau, kolega, jeigu jau mes čia susirinkom, vėliavo mosuojam, tai dėl tokios frazės, niekaip nepatikėsiu, kad tankai atvažiuos. Ir jis vėl, ir mes ten plakėmės, aš nežinau kiek laiko, kol galų gale kažkuris iš Vilniečių. Dabar, kai aš jų klausiu, visi sako, tai buvo aš. Bet aš tikrai neprisimenu, kuris. Šlovė turi daug tėvų. Pakėlė akinius iš profesūros, tas jau čia. Ir sako, gal jis tikrai teisus ir nieko čia nebus, o neįrašius atrodo toks labai prieskas, tai nėra jokių tikslų aiškių. O reikia pripažinti Vytautui Landsbergiui čia garbę. Jis moka žmonės paveikti. Jis moka jos laikyti savo įtakoje. Jis turi tam tikrų labai įdomių savybių žmogus. Bet jeigu ta aura, kurią jis sukuria, nors truputėlį kaip balionas, skylė joje atsiranda, viskas subliūkšta momentaliai. Ir kaip tik tas profesorius pakėlė sakinius, pasakė, o gal čia nieko blogo? Visi kiti irgi sako, jau nieko blogo, kas čia dabar jau visus vėliavas, kas čia dabar Ribbentropo-Molotovo padarinius įrašysiu. Ir ta frazė yra, Audry. Ta frazė yra. Ir ginčai pasibaigė. Ir pasibaigė, ta frazė yra sąjūdžio programa, ir jokie tankai neatvažiavo. Baltijos kelio dieną, Audry.
Žmonės stovi Baltijos kelyje, o mes, tuo metu vyko Sąjūdžio Seimo posėdis Dramos teatre Vilniuje. Tuo vat metu. Mes vėl ginčinamės dėl deklaracijos, kurie baigsis tas posėdis. Ir aš jau prieš tą posėdį sakau, aš apskritai atsisakau dalyvauti tada tos politinės komisijos darbe, jeigu Sąjūdis ir Baltijos kelio dieną nepasakys, ko jis siekia. Ir prasidėjo ginčas. Mes reikalavom, kad būtų įrašyta tokia formulė. Ne TSRS sudėtyje. Nes prasidėjo žaidimas su suverenitetu. Man Landsbergis visada sakydavo, ką tu čia tą nepriklausomybę kiši? Tai yra suverenitetas. Juk tas pats. Tai skau, mielas mano, jeigu tas pats, tai kodėl tada bijai taip žodžių nepriklausomybė? Reiškia, ne tas pats kažkur. Paskui šitam Gorbačiovo interviu, kur sakau, paaiškėjo, suverenitetą jie buvo numatę duoti. Tai jis tą pasakė. Ale autonomija. Kažkas va tokio panašiai kaip Europos Sąjunga va dabar. Supranti, va panašiai toks dalykas. Ar mes dabar suverenus ar ne? Lyg ir suverenus, bet ar nepriklausomi tikrai ne. Jau matydamas, kaip žlunga aukščiausia taryba, aš pasiūliau, bent jau mes paruoškim konstitucijos projektą. Va ta konstitucija, kuri dabar. Dieve, kas ten darėsi, Audry. Kaip Landsbergis priešinosi prieš šitą dalyką, kad tu žinotum. Viską tai yra dokumentuota. Bet aš laimėjau šitą mūšį prieš jį. O priėmė tą mano nutarimas dėl Lietuvos konstitucingumo raidos, jis vadinosi. Ir šito nutarimo pagrindų gimė ta konstitucija, kurią mes šiandieną vadovaujamės. Tai buvo didžiulis mūšis, kuriuo aš didžiuojas, kad aš jį laimėjau. Ir šiandieną to neiškalsit. Patys konkrečiai paruošė desovietizacijos įstatymą, kuris lietė 3 asmenys. Brazauską, Paleckį ir Beriozovą. Ir visą desovietizaciją, supranti? Tada mes vėl jau aukščiausiai tarybų užprotestavom ir paruošėm savo variantą, kuris skambėjo taip. Desovietizuojami yra visi nomenklatūriniai darbuotojai, kurie gaudavo atlyginimą. Visokie ten partiniai vadovai, kurie gaudavo atlyginimą už partinį darbą. Vat jie yra 3 ar 5 metus negali eiti skiriamų valstybinių pareigų. Bet į šitą pateko ir didžioji dalis tuometinių landsbergistų sąrašą. Ir čia aš jau pasakysiu, aš asmeniškai net komunistus įkalbėjau balsuoti už šitą desovietizacijos įstatymą, sakydamas, kad jūs turit prisimti atsakomybę moralinę vis tiek už tą praeitį. Jūs nenorėkite išplaukti vat visiškai šitaip švariai. Ir jie sutiko balsuoti. Bet sužlugdė tai tada ana pusė. Landsbergio pusė uždarė šitam desovietizacijos įstatymui kelią, dėl to, kad jis apėmė tikruosius narius, o ne 3 žmonės. Dėl to, kad aš sugebėjau jausmais jiem atskleisti tam tikrą dviprasmybę Sąjūdžio, kuri tuo metu buvo. Dabar visiškai aišku, kad tai buvo Maskvos projektas. Kad jie jo nesuvaldė, tai jau kita šneka, ne tik Sąjūdis, visi tie judėjimai. Tai buvo tam tikras projektas siekiant sudaryti naują sąjungą. Yra Gorbačiovo puikus interviu. 92 metų Radio Svoboda jis davė puikų interviu. Reiktų jį susirast, kada ir tu galima atskirą laidą padaryti. Jis ten ir pasako visą planą, kaip turėjo būti. Ir beje, labai įdomi frazė jo yra. Jo paklausė, o kaip su Pabaltiju jūs numatėt savo plane? Taip sako, mes supratom, kad Pabaltijus į Tarybų Sąjungos sudėtį pakliuvo kitomis aplinkybėmis, negu kitos valstybės. Ir dėl to Lietuvai buvo numatyta konfederaciniai ryšiai. Ir jis pabrėžė, sako, panašus, kaip turėjo Suomija Rusijos imperijos sudėtyje. Na ir dabar prisiminkim, Audry, ką mums siūlė toks Klimaitis, konfederacinius ryšius atvažiavęs iš Europos parlamento. O kas jį atsivežė į Lietuvą? Tas pats Vytautas Landsbergis atsivežė. Jį paskyrė atstovaut Sąjūdį ir mes kauniečiai protestavom dėl šito paskyrimo. Buvo specialus posėdis Kaune, kur kvietėmės pasiaiškit, kaip tu gali siųsti tokį žmogų. Jis, tas pats Klimaitis, paskui atvežė europarlamentarus į Vilnių, kurie mums tos konfederacinius ryšius norėjo primest. Mes ten įteikėm savo protestą. Viskas yra beje Leono Glinskio nufilmuota. Mes turim viską iki smulkmenų nufilmavę. Mėly klausytojai, va dabar aš įsivaizduoju, ne vienas iš jūsų piktinas. Čia dar vienas atsirado, supranti, dar kažką čia plunksnas kedena. Arba šventą vardą, supranti, teršia. Mylieji mano, jeigu tik jūs norėtumėt, pas Glinskį Leoną yra viskas nufilmuota. Ir tą, ką aš kalbu, aš atsakau šito žodžiu 100%. Nes yra įrodymai daugelio atveju dokumentuoti vaizdai.